Labas. Čia yra fizikos pamokų serija, kur rodau, kaip pasiruošti fizikos egzaminui, konkrečiai 11 klasiai. Ir turbūt didžiausias, pagrindinis dalykas, kurį tau reikėtų daryti ruošiantis egzaminui, tai išmokti formulyną. Ir čia neturiu menį išmokti visas formulės, tam jos ten tau ir duotos, kad nereiktų jų mokytis. Bet tau duoda žiauriai didelę gerą špargalkę. Tai labai svarbu, kad jie ir mokėtum tikrai gerai naudotis. Tai reiškia, tau reikia žinoti kiekvieną raidę formulinę, ką jinai reiškia. Ir tau taip pat reikia žinoti, čia yra skaliaras ar vektorius ir kokie yra to fizikinio dydžio matavimo vienetai. Tai važiuojam. Beje, paskaičiavau, kad 11 klasiai maždaug tarp 15-20 taškų tau duoda tiesiog va taip, jeigu moki naudotis formulynu. Tai kai moki naudotis formulynu, apie pusę taškų turėtum surinkti. Taip, tai pati pirma formulė V lygu S iš T. Čia pati dažniausia klaida, kurią daro mokinės ir mokiniai, tai kad šitą formulę galima taikyti tik, kai juda daiktai be pagreičio. Jeigu kūnas juda su pagreičiu, jokių būdų netaikyk šitos formulės. Tai čia vienintelis dalykas, ką turbūt reikia prisiminti apie šitą formulę. Ir beje, pastebėjai, kad formulyne yra kai kur tos rodiklėlės uždėtos. Tai čia turbūt žinai, reiškia vektoriai. Tiesą pasakius, daug kur čia yra vektoriai ir jie nepažymėti šitam formulyne, bet kažkodėl tai kai kurios formulės turi tos vektorius pažymėtus. Gali nuoširdžiai ignoruoti tas rodiklėlės, tik tai tada, kai tavęs paklausia, ar čia yra vektorius. Jeigu iš tikrųjų turi ten rodiklėlę, tai reiškia ten tikrai vektorius. Jeigu neturi rodiklėlės, nebūtinai ten yra ne vektorius. Gerai. Taip, tai ką reiškia šitas V? V yra tolygiai tiesiai judančio kūno greitis, o matavimo vienetai metrai per sekundę. S yra kūno nueitas kelias. Gali būti taip pat ir poslinkis, nors poslinkis dažniausiai žymimas delta x, matuojama metrais. T laikas, matuojama sekundėmis. Judam prie kitos formulės. A lygu V minus V nulinis padalinta iš T. Tai šitą formulę naudojam, kai jau kūnas turi pagreitį. A ir yra pagreitis, matuojamas metrais per sekundę kvadratu. V ir V nulinis yra galutinis ir pradinis greičiai atitinkamai. Ir kaip ir prieš tai matuojamas metrais per sekundę. Tai jau neberašysiu, tik vienas momentas, kad tai nėra tiesiog laikas. Tai yra laikas, per kurį kūnas įsibėgėja nuo pradinio greičio iki galutinio greičio. Labai svarbu. Toliau kol kas mes praleisim sekančią formulę V kvadratu iš R ir einam prie Sx. Labai daug ką maišo, kas čia tie x'ai. Tai tiesiog reiškia, kad x'o ašyje nueitas atstumas ten su pagreičiu lalala. Jie nereikalingi, gali visiškai juos ignoruoti. Gali rašyti šitą formulę tiesiog S lygu V nulinis T plus AT kvadratu iš 2. Aš niekada nerašau x. Taip, tai čia Sx arba tiesiog S. Taip pat labai dažnai gali būti delta x, kas yra poslinkis arba koordinačių skirtumas. Tai yra kūno nueitas poslinkis. Ir čia jau svarbu, čia nenueitas kelias tiesiog, čia nueitas poslinkis. V nulinio T ir A jau neberašysim, nes čia reiškia tą patį kaip ir praeitoje formuliai. T reiškia taip pat, kiek laiko įsibėgėjo tas kūnas. Arba per kiek laiko nuvažiavo atstumą Sx įsibėgėdamas to pagreičiu Ax ir panašiai. Taip pat pamiršau paminėti, kas čia vektoriai, o kur skaliarai. Tai poslinkis labai dažnai kliūna čia, poslinkis yra vektorius. Vektoriai taip pat yra pradinis ir galutinis greičiai, pagreitis, greitis yra vektorius. Nueitas kelias techniškai yra skaliaras, šitoj formuliai tu tikrai gali jį naudoti kaip skaliarą, bet taip pat šitoj formuliai gali jį naudoti kaip ir vektorinį dydį, tai jau tada būtų poslinkis, o laikas irgi skaliaras. Taip, tai kodėl dabar praleidom tą vieną formulę, kad A lygu V kvadratu iš R? Todėl, kad šitos dvi formulės, A lygu V minus V nulinis iš T ir Sx lygu visas tas, todėl, kad jos abi yra labai susijusios. Labai dažnai tau jas reikės naudoti kombinacijoje viena su kita. Pavyzdžiui, tavęs paprašys galutinio greičio, bet duos poslinkį, pradinį greitį ir laiką. Iš šitų tu turėsi surasti pagreitį ir tik tada įsistatyti pagreitį į šitą formulę, turėdamas jau laiką ir pradinį greitį, suskaičiuosi galutinį greitį. Babam. Naudojam šitas dvi formulės kombinacijoje, jos veikia kartu. O sekanti formulė yra ta, kurią jau praleidom. A lygu V kvadratu iš R. Čia yra įcentrinio pagreičio formulė, kai kūnai sukasi ratu, jie juda su pagreičiu, kuris nukreiptas į apskritimo centrą. Tai A yra įcentrinis pagreitis. Jo matavimo vienetai yra metrai per sekundę kvadratu ir jis yra vektorius.
V šioje situacijoje nėra tiesiog paprastas greitis, tai yra linijinis greitis vadinasi. Tai yra tiesiog greitis, su kuriuo kūnas juda apskritimu. Matavimo vienetai tie patys, metrai per sekundę, kaip visada su greičiu. Ir tai, kaip visada su greičiu, yra vektorius. Ir paskutinis R, tai yra apskritimo spindulys. Tai yra apskritimo, kuriuo juda kūnas spindulys. Matuojamas metrais ir tai yra skaliaras. Tai su šitomis formulėmis mes paliekame kinematiką ir dabar einame prie dinamikos. Kita formulė yra mūsų sąrašėlyje F lygu MA. Gali būti, kad šita formulė atrodo viena paprasčiausių iš formulyno, bet iš tiesų ji yra priežastis turbūt viena daugiausiai klaidų, kurias daro mokiniai ir mokinės. Kodėl? Todėl, kad F nėra tiesiog jėga. F yra jėgų atstojamoji. Tai čia yra visų jėgų suma, kurios veikia tą kūną kažkuria kryptimi. Tai pavyzdžiui, X kryptimi, jėgų atstojamoji, visas sudedam jėgas iš X kryptimi, lygu MAX kryptimi. Bet prie dar sugrįšim. Tai jėgų atstojamoji matuojama niutonais ir tai yra vektorius, nes turi kryptį. M yra kūno masė, kuris veikiamas tų jėgų, matuojama kilogramais ir tai yra skaliaras. Ir galiausiai A neberašysiu vėl, tiesiog paminiu, kad tai yra pagreitis jėgų atstojamosios kryptimi. Tai reiškia, jeigu jėgų atstojamoji yra Y ašyje, tai ir pagreitis bus į Y ašį. Kita formulinė labai panašiai atrodanti formulė F lygu mg. Čia F yra sunkia jėga. Turėk omeny, dažniausiai jinai žymima Fs, bet turbūt tavo formulinas nenori per daug jau pasakyti informacijos ir nori, kad tu pati ar pat žinotum, tai tiesiog rašo F. Bet šiaip čia dažniausiai Fs. Sunkia jėga. Ir kaip ir visos jėgos, matuojama niutonais. Ir tai yra vektorius. M nebesikartosiu, tai yra masė, kurią veikia sunkia jėga. G yra laisvojo kritimo pagreitis. Ir kaip ir visi pagreičiai matuojami taip pat. Ir tai irgi yra vektorius. Ir turbūt jau žinai, bet jeigu nežinai, tai žinai dabar. Laisvo kritimo pagreitis Žemėje yra 9,81. Bet kiekviena planeta turi savo laisvo kritimo pagreitį. Prie jo dar sugrįšim. Toliau kita formulė yra P lygu mg minus A. Čia šita P didžioji yra svoris. Tai būtinai atkreipdėmės, jeigu tavęs klausia svorio, neskaičiuok masės. Žinau, kad kasdieniai kalboje mes sakom svoris ir masė kaip tą patį naudojam žodį, bet svoris fizikoje yra jėga. Ir tai yra jėga, su kuria kūnas spaudžia savo atramą. Tai pavyzdžiui, kompiuteris spaudžia stalą, gėlė spaudžia stalą, nežinau, aš spaudžiu kėdę. Arba kuris traukia savo atramą, jeigu kas nors kabo. Tai svoris yra jėga, tiesiog su specifiniu pavadinimu. Todėl irgi matuojama niutonais, irgi yra vektorius. Ir kitus dydžius mes jau perėjom, tai neberašysiu, bet dar tik paminėsiu, kad šitoje formulėje dažnai daromos klaidos yra, kai neatkreipia dėmesį į kryptis. Labai svarbu sužiūrėti, į kurią pusę nukreiptas yra A pagreitis. Nes jeigu pagreitis nukreiptas į viršų, kaip, pavyzdžiui, liftas kyla įsibėgėjant arba liftas lėtėja leidžiantis, tuomet A kryptis yra priešinga G krypčiai. Ir tada svoris bus didesnis negu kūno judančio be pagreičio. Bet visa šita formulė yra Y ašyje. Tai reiškia, kad pavyzdžiui, jeigu mes matuojam mūsų svorį, bet įsibėgėjam horizontaliai, tai svoris nesikeičia nuo to, nes čia nesusiję. Pagreitis yra X ašyje, svoris yra Y ašyje. Tai sužiūrėk ir šitos, gali kartais gaudyti ant šito, kad sako, koks yra motociklininko svoris, kai motociklininkas įsibėgėja ten kažkokiu greičiu, pagreičiu. Tai motociklininko svoris nuo to nesikeičia. Bet jeigu motociklininkas yra lifte ir liftas kyla su pagreičiu, tada motociklininko svoris didėja. Dar viena formulė, F lygu μ kart n. F dažniausiai žymima FTR, tai yra tiesiog trinties jėga. Kaip visos jėgos matuojamas niutonais ir tai yra vektorius. Trinties jėgų yra kelios rūšis, apie jas dabar atskirai taip ir nekalbėsiu, bet turėk omeny, kad rimties trinties jėga yra didžiausia, slydimo trinties jėga yra silpnesnė, o riedėjimo trinties jėga yra pati mažiausia. Bendrai kalbant. Μ yra trinties koeficientas ir tau kartais gali specifiškai pasakyti, rimties trinties koeficientas yra toks, slydimo trinties koeficientas yra anoks. Tai reiškia, kad kai kūnas slysta, reikia taikyti slydimo trinties koeficientą. Kai kūnas nejuda ir mes jį bandom išjudinti iš vietos, reikia taikyti rimties trinties koeficientą ir panašiai. Ir trinties koeficientas neturi matavimo vienetų. Ir tai yra skaliaras. O N didžioji yra atramos reakcijos jėga.
Tai čia yra ta jėga, su kuria objektas, atrama, kurią spaudžia, stumia atgal. Šitos jėgos yra priešingos ir viena kitai lygios, tai čia trečias Niutono dėsnis. Ir kaip ir kitos jėgos, tai vektorius. Ir dar viena jėgos formulė F lygu kx. Čia F dažniausiai žymima Ft arba kartais žymima T didžiąja. Tai vadinasi tamprumo jėga. Tai šita formulė skirta apskaičiuoti, kiek stipriai reikia tempti virvę, kad ištemptume tam tikrą atstumą, arba kiek stipriai reikia spausti kažkokią spyruoklę ar amortizatorių, kad susispaustų per tam tikrą atstumą. Ir ta Ft tamprumo jėga ir parodo, su kokia jėga reikia traukti. Tai kaip ir visos jėgos, matuojama Niutonais, yra vektorius. K yra vadinamas tamprumo koeficientas arba standumo koeficientas. Tai kiek įsivaizduoju, kuo didesnis K, tuo standesnė, tampresnė ta spyruoklė ar virvė. Reiškia, tuo daugiau mums jėgos reikės ją ištempti. Jis matuojamas Niutonais metre ir tai yra skaliaras. Galiausiai x, techniškai gal netgi turėtų būti delta x, tai yra deformacijos atstumas. Tai reiškia, kiek stipriai mes deformuojam arba prailginam arba suspaudžiam spyruoklę, virvę, kažką, ką mes tempiam. Ir bet koks atstumas ilgis, kaip ir visada, matuojamas metrais. Ir čia svarbu, jis yra vektorius, ne skaliaras, nes jis turi kryptį. Jeigu pailgėja, tai viena kryptis, jeigu sutrumpėja, tai kita kryptis. Beje, šitą formulę dar vadinama Huko dėsniu. Tai kartais gali sakyti, pritaikyk Huko dėsnį, kad apskaičiuotum ten kažką. Nu tai va, tai čia Huko dėsnis yra šita formulė, taip vadinasi. Dar viena jėga, čia vadinasi Archimedo jėga. Jinai atsakinga už panirusių kūnų kėlimą į viršų, skysčiuose ir dujose. Tai F dažniausiai žymima Fa ir yra ta Archimedo jėga, kur yra kelianti į viršų. Rho SK tai yra truputį klaidinantis tas SK, jis implikuoja, kad čia yra skysčio tankis, Rho yra tankis beje. Kaip ir tiesa, bet nebūtinai skysčio, nes taip pat ir dujose panardinti arba įmesti dujas, nežinau, kūnai taip pat yra veikiami Archimedo jėgos. Dėl to, pavyzdžiui, oro balionas kyla į viršų, nes jis panardintas į orą. Tai tas oras ir kelia dujų balioną į viršų, oro balioną į viršų. Matuojamas kilogramais kubinėme metre ir tai yra skaliaras. V, kartais žymimas VK, tai yra kūno panardinto į tas dujas arba skystį tūris. Bet svarbu, tūris tik tai tos kūno dalies, kuri yra skystyje arba dujose. Tai dažnai tai yra viso kūno tūris, bet nebūtinai. Pavyzdžiui, plaukiančios ledo lyties, tai yra panardinta tik tai dalis plaukiančios ledo lyties. Kaip žinom, 9%. Tai reiškia, kad tik tai tą skaičiuotume kaip panardintą tūrį. Matuojam kubiniais metrais ir tai yra skaliaras. O paskutinis liko G, jo gal jau neberašysiu, tai yra tiesiog laisvo kritimo pagreitis. Nu, kas čia mums dar liko? Dar vienas F, tai čia yra visuotinės traukos dėsnis, taip vadinasi šitą formulę. Jinai parodo, kaip stipriai du kūnai, dvi planetos, bet gali būti ir nebūtinai planetos, bet kokie du kūnai, kurie turi masės, traukia viens kitą per atstumą R. Taip, tai F kažkaip taip ir žymima dažniausiai, F man atrodo. G didžioji yra gravitacijos konstanta ir šitą tau duoda pats formulynas. Tai šito aš irgi nerašysiu, bet labai svarbu tau tiesiog žinoti, kad tas G nėra iš piršto laužtas, tai yra pačiam formulyne, vad gali susirasti gravitacijos konstantą, nurašai tą skaičių ir ramiai skaičiuoji toliau. Bet tarp kitko tai yra skaliaras. M1 ir M2 yra masės. Tai yra dviejų kūnų masės, kurie traukia viens kitą su gravitacijos pagalba. Ir kaip visada matuojama kilogramais ir masės yra skaliarai. O R šitoje formulėje yra atstumas tarp dviejų kūnų masių centrų. Tai ne tiesiog, nežinau, kažkoks atstumas. Tai yra labai tikslus atstumas. Nes pavyzdžiui, jeigu tavęs klaustų, kokia yra visuotinės traukos jėga tarp Žemės ir kažkokio objekto, satelito pavyzdžiui, tau reikėtų imti atstumą ne nuo Žemės paviršiaus iki objekto, pavyzdžiui, satelito, bet nuo Žemės centro iki satelito. Labai svarbu.
kaip ir visi atstumai matuojami metrais ir tai yra skaliaras šiuo atveju. Na štai, sakiau, kad grįšim prie G, tai dabar ir grįžtam. Čia yra laisvojo kritimo pagreičio apskaičiavimo formulė. Jinai taikoma, kai reikia paskaičiuoti, pavyzdžiui, kažkokios kitos planetos laisvojo kritimo pagreitį arba laisvojo kritimo pagreitį Žemės, bet, kažkokiam tai dideliam aukštyje. Kai mums reikia paskaičiuoti, pavyzdžiui, koks laisvojo kritimo pagreitis yra ties tarptautinė kosminė stotim ir panašiai. G mažą ir didžiąją jau neberašysim, nes jau aptarėm. M didžioji tai yra planetos arba žvaigždės masė. Matuojama, žinoma, kilogramais ir tai yra skaliaras. Dabar R didžioji nėra šiaip atstumas, nėra atstumas jau šį kartą tarp dviejų kūnų. Tai yra žvaigždės arba planetos spindulys. Matuojamas metrais ir vėlgi tai yra skaliaras. Ir galiausiai R mažoji tai yra kokiame aukštyje virš žvaigždės arba virš planetos mes matuojame tą laisvojo kritimo pagreitį. Matuojamas metrais ir tai yra skaliaras. Dabar, kodėl mes čia tokią turim keistą formulę R plus R, kam čia tą spindulį matuoti? Atsakymas iš tikrųjų nėra labai sudėtingas. Štai čia įsivaizduok turime planetą, kad ir Žemę. Ir bandome pamatuoti, koks laisvojo kritimo pagreitis šitame taške, galbūt ten mes norime paleisti satelitą į šitą aukštį. Mums reikia žinoti atstumą nuo Žemės centro iki satelito. Neįsim į detalės kodėl, bet turbūt pastebėsi, kad labai panaši, labai susijusi formulė su prieita visuotinės traukos dėsnio formulė. Tai reiškia planetos spindulys plus aukštis virš planetos paviršiaus ir bus tas atstumas tarp šitų dviejų kūnų masių centrų. Tai todėl mes ir turime vardiklyje tą R plus R kvadratu. Realiai tai vis tiek tai yra atstumas tarp dviejų masių centrų kvadratu. Tik tai išreikšta truputėlį kitaip. Na ką, ir paskutinės 3 formulės yra susijusios su judesio kiekiu. Ir pirma iš šitų formulių yra P lygų M kart V. M ir V tu jau žinai, masė, greitis. P yra kūno judesio kiekis. Taip ir vadinasi. Matuojamas tais vienetais, kuriuos ir sudauginam. Kilogramai kart metrai per sekundę. Ir tai yra vektorius. Tai kūno judesio kiekis galės įsivaizduoti, kad kuo didesnis ir kuo greitesnis judantis kūnas, tuo jis daugiau to judesio ir turės. Tai dėl to mes ir dauginam masę su greičiu. Kita formulė vadinasi jėgos impulso formulė. Ji labai susijusi su judesio kiekiu, nes kaip matai, čia yra masė kart greitis, čia yra masė kart greičio pokytis. Tai iš esmės, kokį judesio kiekį susidūrimo metu perdoda vienas kūnas kitam. Arba tai kitais žodžiais vadinasi jėgos impulsą, kokį perdoda. Ir čia kaip ir visas raides jau turėtum žinoti, keli momentai, kuriuos reikėtų paminėti. Ir šiaip su šita formulė yra vienas labai neblogas video, kurį esu padaręs. Tai čia 25 metų pagrindinės sesijos 11 klasės 15 klausimas. Tai ten aš visai neblogai pakalbu apie šitą formulę ir dar gali pamatyti, kaip ją ir taikyti. Rekomenduoju pažiūrėti. Bet dabar labai trumpai irgi čia paminiu. Visas raidės čia kaip ir žinai. Bet yra šiokie tokie niuansai. F tai yra, tai yra jėga, su kuria, pavyzdžiui, spyrio metu arba susidūrimo metu vienas kūnas veikia antrą. Bet dar tiksliau, tai yra vidutinė jėga, su kuria vienas kūnas veikia antrą. Ir ten tame uždavinė, kur jau dabar minėjau, ten duoda maksimalią jėgą, ne vidutinę. Tai yra reikalų iš maksimalios jėgos pasiversti vidutinę ir atvirkščiai. Arba bent jau suprasti, kodėl, kas tenai vyksta. Paprastai žodžiais tariant, dalinti iš 2 reikia dažniausiai. Ir kaip ir visos jėgos matuojama niutonais ir tai yra vektorius. Dabar delta D dažniausiai reiškia, kiek laiko trunka susidūrimas. Dažniausiai čia labai maži skaičiai būna, nes, pagalvok, juk kai spiri kamuolį, tas susidūrimas su tavo koja netrunka 2 sekundžių, trunka dalį sekundės. Bet turėk omeny, kad delta T ar tiesiog T, tai yra tas pats. Jeigu tau duoda tiesiog laiką kažkokį, tai ir bus tas delta T. Nežinau, kodėl jie čia delta rašo. Iš tikrųjų, tai galima ir tiesiog T rašyti. Ir matuojamas sekundėmis, tai yra skaliaras. Masė tai yra paveikto kūno masė. Tai jeigu mes spiriam su kažkokia jėga, masė bus kamuolio masė. Kitaip sakant, to kūno, kuriam perdodamas jėgos impulsas. O delta V yra to kūno pakitęs greitis. Tai net nebūtinai galutinis greitis. Prisimink, delta V yra tiesiog galutinis greitis minus pradinis greitis. Tai delta V yra to greičio pokytis. Irgi nerašysiu. Vektorius. Na ką, ir paskutinė šito skyriaus formulė, tokia,
ilga ta formulė. Šita formulė vadinasi judesio kiekio tvermės dėsnis. Jinai paaiškina, kad pirminiai situacijai, tai vat šitoje situacijoje, sakykime, turėjom du kūnus. Vienas judėjo tokiu greičiu, kitas tokiu, jų masė M1 ir M2. Ir jie tada susiduria. Ir tada jiems atšokus arba neatšokus, jų greičiai pasikeičia. Bet tie greičiai pasikeis pagal judesio kiekio tvermės dėsnį. Tai reiškia, kad tiek, kiek buvo iš viso tarp jų dviejų susumavus judesio kiekio, tiek bus ir po susidūrimo toks ir išliks judesio kiekis. Tai šitos čia realiai dvi raidės MV jau kaip ir žinomos. Svarbu žinoti, ką jos reiškia šitoj konkrečiai formuliai. M1, M2 nerašysiu, tai yra tiesiog kūnų masės. V01, V02 tai yra pirmo ir antro kūno greičiai prieš susidūrimą. Ir kaip visi greičiai metrais per sekundę ir vektoriai. O V1 ir V2 tai pirmo ir antro kūnų greičiai po susidūrimo jau. Tai tiek iš pirmo formulyno skyriaus. Pasimatysime antrame.